Tai va, suminkysime šitą tešlą. Jeigu limpa rankos ar ką, tai galite dar biškiuką miltukų dadėti, bet man atrodo, kad čia užteks miltų. Minkysim ir paskiau palaikysime 30 minučių. Nu, pusę valandos. Kol jinai biškiuką... Oi, dar pamiršau tikrai, ką dabar čia aš padariau. Nu va, pamiršau įdėti, žinokit, miltelius kepimo. Va, čia tai jau pamiršau. Šaukštelis kepimo miltelių. Nu, gal čia man išeis gerai kas nors. Dabar reikės stipriau. Na, matot, senjorės užmirštam visi. Nu, žinai, jauni gal nepamirš, bet aš kaip va. Taip čia jau išėję man. Rankos švarios, tikrai plaunu į dieną po kokį 100 kartų turbūt. Paimame varškės 0,5 kilogramo. Taip, varškės dabar dėsime. Sudedame varškę. Taip, dedame 3 kiaušinukus į varškytę. Biški druskos. Nu, kad nebūtų per sūri, žinot. Nu, ir dabar sumaišysime. Sumaišysime ir lauksiu, kol man tie pakils minklė. Ir tada pradėsim ruošti čeburėkus ir jums parodysime. Gerai. Taip, dabar čia pasidėjau ant lentutės 2. Nu ir dabar nešim juos kepti. Jau man keptuvė jau gerai, viskas įkaitusi. Dabar dėsim po blyną. O, matote? O, nu žiūrėsim, kas čia gausis. Kas čia bus? Nu, kągi. Gal per daug aš šiandien tuo dujų atsukau. Bet žinot. Oi, labai greitai man čia sukepė. Labai greitai. Nu, pasižiūrėsim. Matot, kitus kaip darysiu, pasižiūrėsim. Man svarbiausia jums parodyti, kad būtų kokie skanūs čeburėkai. Ar jie tikrai skanūs, ar kaip. Nu, pasižiūrėsim. Čia tą nukelsim bliūdelį, čia padėsim. Tai dabar pasižiūrėsime. Kas čia dabar gavos, va dabar mano jaučiu bus. Nu, nežinau, kas čia gavos. Matot, jos būtų gerai. Biškai aš padauginau dujų. Na, pažiūrėsim. Nu, pirmi blynai prikepti. Padarysim antrus blynus. Pasižiūrėsim, kas gausis iš antrųjų blynų. Tada viskas bus aišku. Man atrodo, kad man reikia dėti antrus daryti. Eisiu darysiu taip pat antrus. Antrą porciją. Pasižiūrėsim. Iškai pastaunu. Nu, Nu kaip, nu nieko nepadarysi. Pirmi blynai visą laiką pridega.
Gerai. Tada dabar eisime daryti antrus. Antrus blynelius padarysiu. Ir tada bus viskas aišku. Toliau žiūrėsim. Mums kepa čia. Žiūrėsime, kas čia gausis. Čia dabar biškai ant mažesnės ugnelės. Labai vėjas pakilo, labai tiesiog. Matot? Pažiūrėkit, kaip lyna lietus. Siaubas. Čia mes sodė. Taip pat labai lietus lyja. Labai žiauriai. Tai va. Nu kągi. Kepsim. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Matot, aš į YouTube. Jeigu kas galit, pasirašykit YouTube'ai. Kaip pirmokiai, nes kadangi tik tai pirmą kartą deduos, jau kažką tai esu taip įsidėjus iš gamtos biškiuką, nu, maistą pradėsiu gal dažniau dėti, nes kadangi kiekviena moteris moka valgyti daryti. Tai va. Padėsim, kas čia gausis. Nu, pasižiūrėsim. O tada